Taip eini senamiestį ir sutinki tokių įdomių labai skulptūrų. Manau, kad čia turi kažkokią prasmę. Žmogus kalba gyvūnams. Panašiai kaip Biblija, ar ne, kad žmogus viešpataus gyvūnams. Pastebėjau, kad Estijos senamiestyje, nežinau kaip kitose miestuose, bet dera senovinė architektūra su šiuolaikinė. Ir kaip jie patys sako, jie prieš kurdami kažkokį pastatą visada atsižvelgia į ateities kartas, kad ir jiem tai būtų naudinga, gražu, estetiška, šiuolaikiška. Esame Talino senamiestyje. O dabar centriniai gatvėje Talino Rotušės aikštė yra tokia senovinė vaistinė, kuri veikia nuo 1422 metų ir iki šių dienų. Tikiuosi, kad čia leis filmuoti. Deja, ta vaistinė yra uždaryta, nes šiandien sekmadienis. Įsivaizduojat, kiek šimtmečių veikianti vaistinė, kuri ir iki šiol veikia. Čia pat įsikūrus tokia suvenyrų parduotuvė. Tiksliau, tai yra sendaikčių parduotuvė, kur galima rasti ir Leniną, stovi šalia Matrioškos. Žiemą atsigerti kavos. Tas senovinis šulinys Talino centre turi savo legendą. O buvo tokia legenda, kad čia tarsi gyveno drakonas ir jis įniršęs išeidavo iš to šulinio ir kažkaip kenkdavo gyventojams. Tai tokia legenda, kad jie gyventojai turėdavo atnešti ir mesti tą šulinį nugaišusią katiną, kad numalšinti įniršį drakono. Na ir galiausiai, žinoma, tas vanduo buvo užterštas visokiom ligom, bakterijom. Tai ir uždarė tą šulinį. Ir iki šiol jis yra uždarytas po didelę spyną. Dar viena senamiesčio bažnyčia. Per tiek dienų jau tiek prifilmavom, galvoju, nebefilmuosiu, daugiau nebebus ką. Bet nežinau, kiek čia reikėtų vaikščioti dienų, kad išvaikščioti visą senamiestį ir parodyti visą grožį. Einame be jokio žemėlapio, bet iš ties jo čia ir nereikia. Jaunimas savo atsistojo ir patys savo gieda. Nes ritmas, anatas. Talino senamiesty iš ties labai daug turistų, viskas pritaikyta turizmui, daug suvenyrų, parduotuvių, barų, įvairių menininkų, kurie išstato savo darbus. Viskas nuteikia tokiam tikrai geram poilsiui, gerai nuotaikai. Не подниматься легко и спускаться тоже.
Vyksta pamaldos grekų katalikų bažnyčia. Ekskursijos stogais. Visai nebijai žmonių. Ką? Šiandien taip šviečia saulė, šiandien esam Rotušės aikštėj Taline ir iš tikrųjų labai patiko Talinas, aš toj pakalbinsiu Svetlaną, nes jinai čia labai man tokių gerų minčių papasakojo apie Taliną. Svetlana, o ko tau Talinas patiko? Papasako. Na, aplamai, mane labai nustebino tai, kad čia labai kultūringi vairuotojai visą laiką praleidžia pėstyje ir niekada nemačiau per perėjų bėgusi žmogų. Visada praleidžia ir atrodo, kad čia pėstysis yra svarbiausias, negu vairuotojas pas mus Lietuvoje atvirkščiai. Kas dar patinka, čia atrodo toks sulėtėjimas, kažkaip žmonės neskuba, kad ir tą patį restoraną ateini ar barą, tie padavėjai, prieina greitai, bet viskas labai lengvai, paprasta, šypsosi, paklausia iš kur jūs. Atsimeni vakar mums sako, atvažiuokit čia žiemą, pakalbina tave. Kažkaip atrodo, kad viskas yra į žmogų, viskas yra turizmui ir tokia pagarba turistams. Tas tai man labai patiko. Kažkoks geras jausmas, ne? Kažkaip nejautėm įtampos nei dėl kalbos barjero ir angliškai šnekės, rusiškai, jokių problemų. Jie iš vis 3 kalbas moka, sakė, ne? Taip, moka 3 kalbas ir niekada neatsisako atsakyti tą kalbą, kurią tu paklausi. Nėra jokių susiraukusių žmonių ir jaunimas tiek angliškai, tiek rusiškai puikiai kalba. Bet šiaip daug jaunimo, kas mane nustebino, tai aš sakau, čia turbūt tikrai, ką jie teisingai patys apie savi ir sakė, kad jie neturi labai daug turistinių kažkokių išteklių super, aišku, senamiestis gražus, bet išnaudoja savo protą, tai daug aitišnikų ir tu sakai, ten startupai, ne, yra? Startupai, nemažai startupų, kurie šiandien iškeliavo po visą pasaulį, tarkim, toksai Boltas, ne visi gerai žinom, ten Voltas, Skype'as, jo daug startupų, nes būtent pas jų labai daug dedama pastangų į būsimas kartas. Toks labai fainas požiūris, ne? Nuo 2 klasės moko kompiuterinio raštingumo, moka kalbų. Tikrai čia vienas žmogus, kaip sakė, moko 5 kalbas ir tai čia yra normalu. Tai va, žodžiu, mums labai patiko. Kurjeriai, kurie pristato maistą, drabužius ir viskas, ką galima čia įtalpinti. Kurjeriai dabar vis mažiau turi darbo.